Interjero specialistai pataria, rengiant namus, nepamiršti vaiko kambario. Tinkamai parinktos spalvos ir išdėstytos svarbiausios zonos vaiko raidai ypač svarbu. Specialistų teigimu, vaiko kambarys yra tarsi namai namuose. Kaip neįsivaizduojame namų be valgomojo, svetainės ir miegamojo, taip ir vaiko kambaryje yra keletas jo raidai reikalingų zonų. Kambarys turėtų būti zonuojamas, turėtų būti paskirstytas į svarbias vaiko erdves. Tai yra vaiko darbo zona arba mokymosi zona, yra poilsio ir miego zona, yra žaidimo zona ir yra daiktų susidėjimo zona. Vienas pagrindinių dalykų yra ir esminių iš tikrųjų įrenginėjant vaiko kambarį reikia atkreipti dėmesį į vaiko norus, į vaiko charakterį, būdą, pomėgius. Net gal derinant spalvas reikėtų būtinai tarti su vaiku, pateikiant jam gal kažkokią tai paletę spalvų ir žiūrėti, kaip jisai reaguos. Specialistai tėvams pataria leisti patiems vaikams išsirinkti kambario spalvas. Žinoma, šiek tiek padedant. Ramaus būdo priešingai nei hiperaktyviam vaikui tiktų ryškių spalvų akcentai. Yra manoma, kad vis dėlto galima, kiekviena zona gali turėti savo kažkokią tai spalvinį akcentą. Pavyzdžiui, miegui yra tinkama melsva spalva, jinai tokia suteikia ramybės. Tačiau vis dėlto reikia atkreipti dėmesį, kad tas kambarys jisai neturėtų būti margas ir jame turi išlikti tas vientisumas. Ir visas komplektas jis turi kaip ir vienas kitą papildo. Ir tik tai tuomet tas kambarys, vaiko kambarys, jisai bus patogus. Vaiko kambaryje, kaip ir visuose namuose, svarbus apšvietimas. Jis turi būti itin šviesus, kad nepablogėtų regėjimas. Tie baldai, jie turi būti mobilus ir patogus, ką aš ir minėjau, ergonomiški. Tai reiškia, kad jisai lengvai galėtų tuos baldus pastumti. Tai yra dar kitas privalumas tam, kad vaiko kambarys turi būti švarus, jis turi būti valomas, jame turi būti, vaikas kvėpuoja tuo oru, tai reiškia, baldai turi būti lengvai atitraukiami. Anot specialisto, dažnai tėvai pamiršta pasirūpinti vaikui tinkamais baldais. Svarbu, kad jie atitiktų mažųjų amžių ir ypač ūgį.